nebuvo jokio tokio kaip ir organizatoriaus, nebuvo jokio vadovo ar kokio nors, čia kam nors priklausytų ta idėja, nu taip, spontaniškai visiems buvo toks neramumas. Nu gerai, žiūrėkit, įvykiai buvo, aš dabar tiksliai dienos neatsimenu, bet jau po 13 užėmimo bokšto, tai ten gal dieną kokią 2 ar ant ryto, aš dabar negaliu, ar savaitę, žinot kaip, tada neįsidėmėjau, bet buvau tokiam, nu, kažkokiam šokė ir, nu, sėdžiau namie, nevažiavau į dirbtą ir skambina telefonas Vaclovas Krutinis. Petrai, ką darom? Nu, aš buvau, man atrodo, sekcijos pirmininku tuo metu. O jis buvo fondo pirmininkas. Nu, tai sakau, nu, ką nors galim daryti, tai, nu, tai tu imkis iniciatyvos ir čia organizuok. Nu, taip, vat, buvo toks trumpas pokalbis. Aš galvoju, ką aš čia iniciatyvos reikia medžiagų, žinai, nu, čia padaryti tai galima, ką nors. Ir aš pagalvojau, kad sėdau į žiguliuką tuometinį, nuvažiavau pas Petrą Maciulevičių, kombinato direktorius buvo Kauno gatvėje. Sakau, gal turit kokių gerų metalo gabalų, nes, nu, reikia ūmiai padaryti. Gerų, sakau, reikia tokių. Nu, sako, yra ten, jis iškart neklausė manęs, kam reikia. Sakau, yra čia toks sumanimas, trumpai aš informavau jį, kad reikia daryti kažką. Yra likę nuo statybos Dariaus ir Girėno gatvėje. Metalo, kokio tai metalo ten yra likę. Tai atvažiuoju ir atsimenu, stovėjo jau kieme tas žmogus, kurio dabar nebėra. Vyrinžinierius buvo. Saulytis jau. Nu, mes techniškai su jais nelabai bendraudavom, žinot. Nu ir ką, sakau, čia va, žinau, einam, aš tau parodysiu. Jis jam matyti, Petras kitas paskambino jam, kad pas tave atvažiuoja toks kažkoks tai ten. Tu jo pasirūpink, jam reikia ten geležies, jie kažką ten sumanė. Nu, aš nueinu ir aš iškart matau, kad ten, o tas tinka ir to, sakau, tinka gabalas, jau, žinai, tokie. Jie tokie pramoniniai, dvitėjiniai šveleriai, nu, sustiprinti jie yra, kad jie ir šitaip nesilanksto, ir taip nesilanksto. Nu, tokie, likę ten neims, tai sakau, mes jam, žimkit. Tai duosiu darbininkų, ten elektrikų kažkokių suvirintojų, jisai pjovėjų, ten dar prisijungė, ten, vat, iš karto, man atrodo, Keturka Rimas, gal net ir šitas Arnas buvo metalo, Galvanikos, ten jisai Galvanikas buvo, kažkas ten trynėsi, bet vardų, veidų, tai ne tas rūpėjo, žinai. Nu, aš galvoju, ką iš jų galim padaryti, nu, tai paprastai, žinai, tokį. Bet galvoju, pastatyti greitai, nu, aš neįsivaizduoju, kokia ten situacija. Reikia ūmiai ir kad ten jau nebetonuoti darbų kokių, tai nenumatyti. Tai aš ten sumečiau tokį, kad tokiai pastatoma, kaip eglutė, ten tokie didelės kryžmos apačioj, dar ant tų kryžmų dar kryžmos, kad užvers staiga, nes buvo mašinų galima, nu, atvesti greitai. Užvers žemėm, akmenim ar blokais ko nors tokį padaryti, piramidės kažkokį tai, kad ir viskas, ir dingstam. Nu, nes ten buvo įtarimas, kad, bet nepasiteisino ir tas planas, jie iškart ten pradėjo, reiškia, kokie tai, matyt, vizualiai tie kareiviai, tai ką jie kareiviai, jiems neliepia šaudyti, jie nešaudo. Bet matyt, dar susiskambino kažkas kažkaip, ne, vietoj vis tik buvo nuspręsta emocionaliai taip, kad gal toliau nebevažiuojam, nes aš, žinai, atvažiavo toks didžiulis kranas, žinai, kokį turėjo stipriausią. Po to tą kryžių vežė irgi toks jau, nu, ten toje šarvuočiai, kur stovi, tai kaip degtukų dėžutė, žinai, atrodė. Šalia, jeigu taip stumti, tai ir nustumtų nuo to kalno. Nu, tos sunkiosios inžinerinės tokių statybų mašinos. Kai krovė, aš nebuvau, nes krovė ant ryto, nes aš tada, nu, iš Petro nuvažiavau į tą, jis davė ant tos ir žiūriu, kad jau kokia 4 valanda, žinai, galvoju, reiktų pavalgyti, nes čia matau, kad, žinai, jau greit nesibaigs darbai. Tada sakau, vaikinai, aiškus darbai, planai aiškus, dirbam. Kas kiek galit, kas kiek nori. Ta aš sakau, važiuoju pietauti. Nu ir parvažiavau, Kristina buvo kaip visada pietus.
Ir tada, ką, taip, žinai, pats sėdėjau, arbatos pagėrėjau, nu ką, reikia važiuoti, žinai, nu kokią, ten jau atvažiavau gal kokią 7, neatsimenu, jau tamsu buvo. Nu ir mes ten, kol pabaigėme visi jau ten, kas galėjo pasikeisdami ten tie vaikinai, aš ten tryniaus, reiškia, nu tai čia, žinai, bet visi žinojo, kad bus vežamas ten ir niekas jokių klausimų man bent neuždavinėjo, o matyt tų nebuvo, kurie norėtų užduoti. Buvo visi tokie, vat, kaip ir visuose, kaip Sąjūdžio pradžioje, nebuvogi jokios organizacijos. Visi ėjo tie, kurie norėjo. Nebuvo jokio tokio kaip ir organizatoriaus, nebuvo jokio vadovo ar kokio nors, čia kam nors priklausytų tą idėją, nu taip, spontaniškai visiems buvo toks neramumas, nu kai tu darai, nu kiti ten, žinai, rožančius, nu, poterius meldžiasi. O mūsų tokie žmonės, kurie su veikla susiję, nu jiems, jeigu jie dirba, žinai, nu, nors ir tu šaudyk ten, aš dirbu savo darbą. Tai mangi, problem, žinai. Nu taip lengva yra įeiti į tą kontekstą. Ir tada, o dalyviai visi buvo savanoriai ir spontaniškai vietoje viskas buvo sprendžiama. Be kokio iš ankstinio nurodymo. Bet va tas pirmas skambutis, tai man asmeniškai, ar Bronius Leonavičius jam skambino, nežinau, šito nežinau. Jis man nesakė, jisai tik paklausė, Petrai, ar ką nors darom, ar galim ką nors padaryti. Nu, tai va grįžom į tą vietą, kur prasidėjo. Aš po to jau grįžau, ten buvo gal 12, 1, 2, neatsimenu, buvo jau po vidurnakčio ir ant ryto aš jau atvažiavau tiesiai prie televizijos bokšto. Ar kažkas man paskambino, kad bus, jau yra kraunama darbai, reiškia. Tai atvažiavo tos didelės mašinos kelios, bet jos nestojo į nelygią kovą. Nes, žinai, dramblys gali su medžiotoju labai narsiai elgtis, bet medžiotojas, žinai, su šautuvu vis tiek įveiks. Tai nuspręsta buvo, guldom čia, kad nersim ten tos publikos, nes jau viskas įsisprendė, jau aukos yra, mes čia jau nepridėsim nieko daugiau. Nu tai taip, spontaniškai ten prarausiam, kiek galėjom, man atrodo, rankom tą duobę, kad vieną tą kryžmą įkišti į žemę. Nu, kai jis neslinktų nuo kalno. Norėjusi, kad jeigu pradžiai padėjom apačioj, nu, neišesni tą, žinai, ten toj pat gatvė, sakau, varom biškį, kiek galima į viršų iškišti, žinai, kiek strėlė leido to krano, žinai, tai jis tiek iškišo, ten iškasėm tokią duobę, į kurią įleidom vieną iš tų kryžmos apatinių, kad jis neslinktų žemyn. Nu, tai jo viršus gavosi, kad jau išlindęs iš to. Nu, ir taip vat ir tai dar Vaclovas Krutinis taip prišoko, aš paremsiu čia ir kažkokių lentgalį iš tų sunkvežimių ištraukia, žinot, paremė. Aš taip galvoju, kam jis jį remia, čia tas balkis skirtas paremti ką nors, o ne jį dar reikia remti. Nu, bet taip kaip yra, tai buvo ir gal ir gerai, nes ten taip po to aš pagalvojau, jeigu koks nors gudrutis taip pradėtų rezonansinį, tai sukamai judesi taip, nu jis pradėtų kažkaip judėti, tai kur ten jisai nušliaužti, gal ir negalėtų, bet nu vis tiek žaidimas nereikalingas, o kai jau jisai paremtas, nežinau, tai reikia pabandyti, nes tam sukamam judesiui paremimas netrukdo. O šitaip jis nikaip nenulenksi jo, jis tam yra dvitėjinis padarytas, kad šitaip jo nenulenksi. Tai va tik sukimas, bet žinai jau čia. Nu ir po to taip ir liko, tai liko, žinai, nu kaip. Aš neatkreipiau ten į tai didelio kokio tai dėmesio, nes, nu, įvykiai buvo svarbesni kitur. Ir taip man ir jisai nuplaukė, aš jį kaip, net ir kaip kūrybinių darbų labai nelaikiau, nes, nu, žinai, taip spontaniškai, čia kaip mano supratimu, čia ne meno kūrinys, čia kažkoks aktyvizmas ar kas čia, žinai, nu, toks, vat, tai aš jo labai neakcentavau niekaip, kaip tokio, kaip kūrybinio darbo. Bet kontekstai yra įvairūs, laikai keičiasi ir kai kam dabar vat, atrodo, kad jisai yra kaip ir nu, toks aktualus, kadangi vat, yra tokių atsiradę meno rūšių, krypčių ir panašiai.
ir istoriškai taip susiklostė, nu, taip ką darysi. Nu, yra kaip yra. Paprastai aš savo darbų nelankau ir jais nesidomiu. Taip kad, nu, seku tik tai, jeigu iš kur ateina kokia informacija, kad kas nors vyksta. Nu, prie kai kurių darbų kas nors vyksta. Kartais. Tai dabar va čia lentelė bus prie šito darbo. Jo.